Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalį. Tai matome ir šiandien. Žydrūnas Urbonas išlieka savitas, išlieka toks pačia, taiklus Arnas Butkevičius, pirmasis metimas ir išsaugo kamuolį komandai Brazdeikis, jo perdavimas tam pačiam Lonnie Walkeriui. Walkeris atlieka dar vieną papildomą perdavimą Laurynui Biručiui. Šiauliai beje kol kas nėra praradę nei vieno kamuolio šioje akistatoje. Alenas Smailagičius. Lekavičius gražiai žaidžia su Edgaru Ulanovu. Ulanovas Brazdeikiui ir tai yra pirmasis netaiklus Žalgirio tritaškis šio vakaro rungtynėse, tačiau 3 taškus šios atakos metu Žalgiris įsirašyti progą vis tiek turės. Bleiksas išsiveda Smailagičius su savimi. Daug klaidinamų judesių ir tai yra pirmas Šiaulių prarastas kamuolys šį vakarą. Ulanovas iš po krepšio tą klaidą greitai paverčia Žalgirio taškais. Kirtinai pirmajame rungtynių ketvirtyje atsilaikė Šiauliai. Antrąjį kėlinuką pradeda prarastų kamuolių. +10 Žalgirio naudai. Buchananas sustabdytas Aleno Smailagičiaus. Walkeris šį kartą ieško to paties Aleno Smailagičiaus, nugarą į krepšį, ateina į pagalbą Zohore ir visiškai laisvas lieka Edgaras Ulanovas. Dar viena Žydrūno Urbono vandens pertraukėlė, daugiau jų Šiaulių strategų. Schemos bando vėlgi stovėti tą pačią aikštės gynybą. Čia Sirvydžio nelengvas metimas, bet už minus tritaškio metimo liniją. Valinskas prieš Breidį Meneką apibėga varžovą, bet čia nelaukia tokio perdavimo Saulius Kulvietis. Čia galbūt ir pats Marius Valinskas jau galėjo užsibaigti. Menekas laukė to pirmo prisilietimo prie kamuolio. Aišku, žmonės jau žino, kas yra pick and rollas, kas yra pick and popas, bet tokie dalykai kaip high-low ir visokios tos krepšiniškos paprastos tokios išdaigos. O čia atsako Laurinas Birutis. 51-51 rezultatas čia Žalgirio arenoje. 2-6 trečiąjį kėlinuką laimi svečiai iš Šiaulių. Laurino Biručio šiuo metu. Ir tikrai žaidžia šiandien užtikrintai gerą krepšinį. Manau, kad tai trumpam prisėda prie sportuoti su atsargiu kontaktu ir taip grįžti visiškai pilnai pasveikus. Walkeris prameta tritaškį, bet Smailagičius. Dvigubai daugiau. Taip, dvigubai daugiau, tai galvau 2 ir 1. Ne, tai 0 ir 2. 2 daugiau. Birutis nutraukia matematinės diskusijas. Atkarpa. Lekavičius iš toli. Nepavyksta Kupšui pasiekti kamuolio. Brazdeikis įsirašo atkovotą kamuolį puolime. Menekas. Perdavimas Laurynui Biručiui ir kol Romančenka raičiojasi ant parketo. Žalgiris labai gražiai užbaigė ataką, bet ten Romančenko įspūdinga pergalė prieš Jonavą praeitą savaitę. Neptūnas savo ruoštų taip banguotai atrodo pastaruoju metu. Nutraukė pralaimėjimų seriją dvikovoje su Mažeikiais, bet visi žaidėjai gaus po apylygiai minučių. Matome ir tam pačiame rezultatyvių žaidėjų sąraše yra Smailagičius 14 taškų, Walkeris, Lekavičius po 10. Tai nėra, kad kažkas įsiskirtų labai dideliu rezultatyvumu, bet visi gauna po progą ir visi pelno taškus. Taip, kai komanda turi 99 taškus, bet rezultatyviausias žaidėjas turi 14, tai tikrai byloja, kad labai tolygiai pasiskirsto tie skaičiai. Ir Žalgiris tokiu įspūdingu būdu prekina vos, kai norisi mėsos. Breidį Meneko perdavimas Laurynui Biručiui, 100-asis Žalgirio taškas ir Edgaras Ulanovas. Vis dar nei vieno kamuolio neatkovojęs Mindaugas Kupšas šį vakarą. Dabar ir vėl neturi tokios galimybės. Gruodžio 29. Ir čia matome, kad ne tik viena klaida, greitą puolimą, kaip greitai nubėga Alenas Smailagičius ir dar gerinasi šiandien. Pabandys pacentruoti prieš Juzėną, išnaudoti savo patirtį. Labai netikslus perdavimas. O čia Juzėnas gražiai suranda Breidį Meneką ir Menekas reikia surasti jam tinkamą lietuvišką pasisakymą. Smailagičius Mičelui, šis parodo, kad ir jis gali